Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbiami Aklo pasimatymo klausytojai. Čia aš Irma Jokštytė Stanevičienė kviečiu jūs šiandieną pasikalbėti apie jaunimo reikalus ir tai, kaip mes padedame šiai grupiai žmonių, ypač tuomet, kai jie neranda savo kelio arba yra tiesiog pasimetę ir neturi kaip kokybiškai leisti laiko. Tai labai svarbi tema ir aš labai džiaugiuosi, kad su manimi laidoje svečiuojasi jaunimo reikalų agentūros atstovės, tai nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė ir darbo su jaunimu leidžiančių laiką gatvėje socialinė darbuotoja Ugnė Rašiūtė. Tai visų pirma, Eglė, norėčiau jūsų paprašyti trumpai pristatyti jaunimo reikalų agentūrą ir pasakyti, kokiais svarbiausiais jaunimo politikos klausimais užsiima ši agentūra. Labas vakaras visiems. Tai jaunimo reikalų agentūra rūpinasi taip plačiaja prasme jaunimo politikos įgyvendinimu Lietuvoje. O kas ta jaunimo politika yra? Tai realiai pačios jaunimo politikos tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus Lietuvoje, kai jam sueina 29 metai, būtų arba darbo rinkoje, arba švietimo sistemoje, arba būtų integravęsis į mūsų visuomenę. Tai tam mes ką darom? Mes aktyviai dirbam su įvairiom jaunimo organizacijom, gal yra kam tekę girdėti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą, arba skautai, ateitininkai, ne? Tai siekiam palaikyti šitas organizacijas ir jaunų žmonių narystę jose. Kitas sritis, kurioje mes aktyviai dirbam, tai yra būtent darbo su jaunimu. Ir ką jūs minėjote, viena iš darbo su jaunimu formų, tai yra darbo su jaunimu gatvėje. Be to yra dar atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu, jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas ir jaunimo informavimas ir konsultavimas. Tai yra tokios 5 pagrindinės darbo su jaunimu formos Lietuvoje, kurios iš esmės yra orientuotos į taip vadinamą mažiau galimybių turinčius jaunus žmonės, kurie susiduria su tam tikrais iššūkiais ar švietimo sistemoje, ar kasdienybės gyvenime, santykiuose su šeima, su kitais draugais ir panašiai. Ir dar viena tokia sritis, kurioje aktyviai dirbam, tai yra savanorystė, jaunų žmonių savanorystė. Turim tokią programą, jaunimo savanorišką tarnybą, kur jauni žmonės baigę šitą programą, užsiugdę tam tikras kompetencijas, stojant į universitetą, gali gauti papildomai 0,25 balo. Ugne, norėčiau su jumis taip pat pasisveikinti ir paprašyti pasidalinti savo patirtimi. Jūs dirbate su jaunimu gatvėje. Kaip jums atrodo, ar galima tai įvertinti, daug ar nedaug žmonių Lietuvoje neranda tos galimybės įsitvirtinti ir laiką labiau renkasi leisti gatvėje? Sveiki visi. Na, daug ar mažai, tai tikrai gal sunku būtų pasakyti. Aš manau, kad nebūtinai jauni žmonės neranda, dažnai būna ir visuomenė nepalanki arba neatvira tiem jauniems žmonėms įsitvirtinti. Ir dažnai sukuriama ta atskirtis. Bet darbas gatvėje iš esmės yra tikrai apie tai, kad socialiniai dažnai darbuotojai arba jaunimo darbuotojai ateina į vietas, ne, tai yra viešosios erdvės vietos, tai negali būti ir laiptinė, bet ir stadionai, parkai ar prekybos centrai, kur dažnai irgi jaunuoliai leidžia laiką, kai ypatingai šalta, dabartiniu, man atrodo, sezono metu, jeigu yra tokia galimybė. Ir tos priežastys, kodėl jie ten atsiranda, iš tiesų yra labai įvairių. Tai viena iš tų, aš manau, kad mes visi didžiąją dalį savo gyvenimo kažkuria prasme nuo vaikystės praleidom daug laiko gatvėje, ne, žaidimo aikštelėse, pažindinamėsi, socializuodamėsi, ieškodami draugų, susirasdami draugų. Tai aš manau, kad tai yra tam tikra tokia, na, kiekvieno žmogaus kažkokia dalis, kai jis išeina į lauką, nebūna tenai, nežinau, susitinka su kaimynais, socializacijos, integracijos dalis, bet iš tiesų tie jaunuoliai, su kuriais mes didžiąją laiko dalį dirbam, tai jie tikrai yra tokie, sakyčiau, pažeidžiamiausi, patiriantis daug sunkumų, iššūkių ir tie sunkumai, iššūkiai ateina iš visur, ne, kai kurie patiria sunkumų mokykloje, taip pat šeimoje. Tai gali būti irgi viena iš priežasčių, kad jeigu aš nesijaučiu saugus namie, arba nežinau, namie yra be proto daug veiksmo, nuolat daug žmonių, arba galbūt yra vartojamas alkoholis arba kitos medžiagos, tai jauni žmonės nesijaučia ne kaip namie, kad jie ten gali pabūti, susitikti su draugais, ne? Tai gatvė tam tikrą prasme patampa jų saugia erdvė,
kur jie gali leisti laiką su savo draugais, jie gali, nežinau, žaisti futbolą arba tiesiog sėdėti ir klausytis muzikos, kaip jie dažnai sako, kad darom, ką norim ir nieks mums negali paaiškinti. Tai aš manau, tam tikra gatvė patampa ir tokia laisvės išraiška ir savirealizacijos. Tai ne tik būtinai susiję su tokiom, nežinau, sunkumais, faktas, kad daug rizikų atsiranda gatvė, ne, kad tu tampi pažeidžiamesnis, be suaugusių priežiūros, tai tame tą rolę atlieka gatvės darbuotojai, kurie iš esmės ateina, ne, ir kuria kontaktą ir to pasiekoje kuria santykį su jaunais žmonėm tam, kad galėtų suprasti geriau, kokie jų yra poreikiai, ko jiems reikia, ne, kur jie patiria sunkumų ir galbūt yra vieni su tais sunkumais palikti ir tada jiems padėti. Dėkoju labai, Ugne, dabar klausomės trumpai muzikos ir pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, svečiuojasi jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglė Došienė ir Ugnė Rašiūtė. Mes kalbame apie jaunimo reikalus Lietuvoje ir dar labai įdomus momentas, kurį jūs paminėjote, Eglė, jog jaunimas Lietuvoje iki 29 metų yra laikomas ir jūsų siekis yra, kad iki tų 29 metų rastų darbo vietą arba kažkaip įsitvirtintų visuomenėje. Kaip galima tą susekti, kiek sėkmingas tas įsitvirtinimas ir kokios yra jūsų pastangos ir darbas šioje srityje? Čia taip noris dar pasakyti, kad šiaip jaunimo politika yra labai horizontali politika. Ir jauni žmonės, kadangi Lietuvoje, jie yra nuo 14 iki 29, tai jie papuola į labai įvairias sistemas. Ir į švietimo sistemą, ir į sveikatos apsaugos sistemą, ir į socialinės apsaugos sistemą, net ir į vidaus sistemą, kariuomenės sistemą, šauktiniai. Tai, o kaip pažiūrėti, ar tie žmonės tikrai jauni integravosi į visuomenę, tai yra tokie labai, mes sakom, grubūs skaičiai. Kas yra skaičiai, tai realiai jaunų žmonių įsidarbinimo rodiklis, kiek yra jaunų žmonių nedirbančių. Visoje Europoje yra tokia savoka needs jaunimas, tai reiškia niekur nedirbantis, nesimokantis, mokymų sistemoje nedalyvaujantis jauni žmonės, jaunų šeimų skaičius, kiek yra susikūrę, Tai tokie pagrindiniai turbūt rodikliai, kurie parodo, kiek yra tų jaunų žmonių sėkmingai integravusių, bet mes dar taip tuo pačiu ir sakom, ne tik šitie rodikliai rodo ir jaunų žmonių pasitenkinimas gyvenimo kokybė Lietuvoje, emigravusių skaičius arba sugrįžusių į Lietuvą skaičius, nes tuo pačiu mes dirbam ir su taip vadinamu diasporos jaunimu, tais jaunai žmonėm, kurie studijuoja užsienį arba gyvena užsienyje. Tai yra daug tokių skaičių, kurie parodo, bet turbūt labiausiai, kas ir man asmeniškai rūpi, tai ir ką Ugnė kalbėjo apie tai, ar jauni žmonės vidum jaučia, jog jie save rado, ar jie jaučia, jog jie tapo visuomenės dalim ir jie joje yra aktyvūs ir galintys veikti. Labai iš tiesų įdomu ir nuo 2012 jau vykdote šią programą, kurioje socialiniai darbuotojai išeina į gatves ir randa jaunimą, susipažįsta su juo, mezga kontaktą ir teikia jiems pagalbą gatvėje. Ugne, galbūt galėtumėt pasidalinti savo darbo baro, sėkmėmis ir iššūkiais, kaip jūs pradėjote šį darbą gatvėje ir kaip jums sekasi? Tai aš asmeniškai pradėjau jau visai jaučiuosi taip senokai, prieš kažkur 8 metus ir pradėjau pirmoje organizacijoje, kuri apskritai pradėjo vykti darbą gatvėje su jaunimu Lietuvoje, tai palaiminto Jurgio Matulaičio socialiniam centre ir pradėjau nuo Viršuliškių mikrorajono. Ir iki šiol mano kelionė taip per Vilnių ėjo, jaučiu ir su jaunuoliais, ir su skirtingom organizacijomis. Tai tiek Naujoji Vilniuje teko padirbti ir dabar dar šiuo metu aš dirbu tenai. Ir Pilaitės mikrorajone su kartu VŠI Dukų organizacija. Ta kasdienybė tai atrodo tokia pakankamai stabili, pastovi ir nuosekli. Aš manau, kad čia yra vienas iš tokių darbo gatvėje įrankių, iš esmės, kad gatvės darbuotoja komandoje dažnai išeina į mikrorajoną, turi savo tam tikrus taškus, kur jie žino, kad yra jaunuoliai, su kuriais jie jau yra pažįstami, tai čia aš jau kalbu apie ne pačią pradžią, bet kai jau yra įsivažiavęs tas darbas gatvėje.
Ir galvoju, kad tų iššūkių ir tų sunkumų ir gražių pavyzdžių yra tikrai nemažai, ne? Tai tikriausiai vieni tokių sėkmingiausių ir gražiausių, kai iš esmės nuo tokių didžiųjų, ne, kaip pasiseka užmegzti santykį su jaunuoliu ir tą santykį tokiu tikrai autentišką pasitikėjimu ir pagarbą grįstų. Mes sakom dažnai, kad darbas gatvėje yra, kad iš esmės darbuotojas ateina ir įsikūrė tam tikrą partnerystę, ne, su jaunais žmonėmis, kad tai nėra per kontrolę, bet iš esmės, kad jaunuolis yra savanoriškas įsitraukimas, ne, jaunas žmogus gali pasirinkti, ar jisai nori bendrauti, ne, ar veikti kartu su gatvės darbuotoju arba ne, bet iš tiesų, kad čia yra apie tam tikrą kelionę, kad tu nesi vienas joje ir turi į kažką gali kreiptis pagalbos, ne? Man atrodo, kad čia labai tas svarbus, kad gatvės darbuotojai iš esmės, man patinka, mano kolega dažnai vartodavo išbūti ir išmylėti, ne? Tai yra tam tikrų būti tokiu palaikytoju tam jaunam žmogui, kuris dažnai nebūtinai pasirenka mums labiausiai priimtinus arba malonius sprendimus apie savo gyvenimą arba elgesyje su kitais arba su savim pačiu, bet iš esmės būti tuo ramščiu, kad po to tas jaunas žmogus kažkaip, kad ir kiek jis kluptų, ne, jis galėtų stotis ir turėtų, kas jį šalia palaikytų. Tai aš manau, kad gatvės darbuotojai labai dažnai būtent tą rolę ir atlieka. Faktas, kad su ribomis, ne, bet ta esminė tokia laikysena iš esmės, kad per santykį tik mes ir užaugam, ne, arba galim atsitiesti ir toliau kažkaip atrasti arba pasitikėti, kad ir visuomenė, nes tam tikrą prasme mes kaip specialistai irgi atspindim ją, kai būnam šalia tų jaunų žmonių ir sakom, žiūrėk, ne, kad mes norim, kad tu čia būtum, norim, kad tu būtum mane dalis ir mes galėtume čia kartu gyventi ir veikti. Dėkoju labai, Ugne, dabar trumpai pasiklausome muzikos, pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, svečiuojasi jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglė Dašienė ir Ugnė Rašiūtė. Mes kalbame apie tai, kokios priemonės Lietuvoje egzistuoja tam, kad padėtų jauniems žmonėms ir kad juos palaikytų. Labai gražią istoriją papasakojo Ugnė, kaip užsimezga tvirti ryšiai, kurie nenutrūksta. Tai aš jūsų, Eglė, dabar norėčiau paklausti, kaip randate tokių žmonių, kaip ieškote tokių žmonių, kurie gebėtų megzti ryšį gatvėje ir kokių kompetencijų tam labiausiai reikia? Aš gal tik dar prieš atsakant į jūsų klausimą, aš gal dar pridėsiu prie to, ką Ugnė kalbėjo, apie tai, iš kur kilo pats poreikis darbui gatvėje su jaunimu Lietuvoje. Kad pirmosios užuomazgos, tai tikrai ne 2012 metais buvo Lietuvoje, pirmosios užuomazgos tokios kaip darbo gatvėje su jaunimu formos užuomazgos kilo Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kai labai daug vaikų neturėjo kur leisti savo laisvo laiko arba jiems saugiausia, ką Ugnė ir sakė, buvo būti gatvėje. Tai tada jau buvo keletas žmonių, kurie tiesiog eidavo į tas vietas, kur būdavo vaikai ar jaunimas ir su jais dirbdavo. O 2012 metais ta pati forma, jinai išsigrynino, kaip turėtų atrodyti ir keliavo savo kelionį iki to, kaip jinai atrodo dabar. Nes darbuotojai, kurie dirbo, jie tiesiog pastebėjo, kad jauni žmonės kažkodėl pas juos nebeteina į tą vietą, kurioje jie yra. Ir tada jie nusprendė, kad o ką mums daryti, gal visai verta eiti jų ieškoti. Ir taip jie išėjo ir tada pradėjo domėtis kitų šalių patirtim. Tai taip noris dar pasakyti akcentą, kad iš esmės mes Lietuvoje labai daug perėmėm pradžią iš Vokietijos visą patirtį. Ir taip vedant prie jūsų klausimo, kaip randami darbuotojai, tai jeigu taip žiūrėti iš formaliosios pusės, tai Lietuvoje darbui su jaunimu gatvėje, tam, kad darbuotojai galėtų dirbti, yra keliami tam tikri profesiniai reikalavimai. Tai tie žmonės turi turėti išsilavinimą arba socialinio darbuotojo, arba socialinio pedagogo, arba edukologo, arba jaunimo darbuotojo sertifikatą. Tai jeigu jie šito neturi, jie negali dirbti su jaunimu gatvėje. Čia iš formaliosios pusės. Jeigu ne iš formalios, tai turbūt tikrai taip yra, kas dirba, tačiau mes kaip agentūra sakom, kad šita darbo su jaunimu forma yra labai sudėtinga iš savęs, nes yra labai daug nesaugumo, labai daug neapibrėžtumo ir darbuotojai turi būti kompetentingi, reflektuoti apie tai, su kuo jie susiduria gatvėje. Kitas dalykas, kad darbuotojai dirbantis gatvėje turėtų dirbti po du. Eiti dviese
ne po vieną, dėl to, ką va ir Ugnė sakė, ne kur dažniausiai darbuotojai gatvėje dirba, tai jie dirba ne savo erdvėje, nes dažniausiai kaip pat ir jūs ir aš dabar sėdim savo erdvėje, kurioje mes esam turbūt tos erdvės šeimininkai tam tikrą prasme ir pas mus kažkas ateina, o gatvėje šeimininkų kaip ir nėra, arba šeimininkai yra tie jauni žmonės ir tu braunėsi į jų tam tikrą erdvę. Tai čia irgi visas tam tikras procesas yra. Bet tie darbuotojai kaip randami, tai žinokit, kaip čia. Vis tiek šitą darbą vykdo tam tikros įstaigos ir jos ieško žmonių. Ar lengva jos rasti, yra labai sudėtinga rasti tuos, kurie norėtų dirbti gatvėje. Arba jeigu randi, tai dažnai būna taip, kad darbuotojai tiesiog pasitikrina, jog ne jiem šitas darbas, galbūt jiem patinka kitas, gal per sudėtinga ir panašiai. Tai šiuo metu mes turim komandas, kurios dirba gatvėje Vilniaus mieste, Kauno mieste, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje ir Šiauliuose mezgasi. Tai yra 6 miestai, kuriuose dirba darbuotojų komandos. Labai iš tikrųjų įdomu ir tuo pat norisi, kad tų komandų tik tai augtų ir kad daugiau žmonių gebėtų šitą sunkų darbą dirbti. Ugnė, jūs jau, kaip supratau, jį dirbate ne 1 metus ir netgi savo patirtį auginate tarptautiniuose projektuose. Ką atsivežate iš užsienio, ką galite čia Lietuvoje pritaikyti? Lietuvoje, augant jau darbo gatvėje komandų skaičium, Lietuva taip pat dabar yra narė Dinamo, tarptautinės gatvės darbuotojų tinklo narė. Yra toks tinklas, tai dažnai dabar tikrai po prisijungimo į tą tinklą Lietuvos. Tai vyksta įvairių mokymų, pati nesenai grįžau iš vieno iš jų. Tai pirmiausia, aš manau, kad ką duoda tie tarptautiniai santykiai arba įvairūs projektai, tai yra tam tikro palaikymo ir įkvėpimo, nes mes tikrai Lietuvoje esam pakankamai jauni šitoj srityje. Faktas, kad galbūt yra dar jaunesnių, bent jau mes turim pripažintą darbo gatvėje formą, darbo su jaunimu lauke, bet iš tiesų yra tų formų, arba tai, kaip dirbti darbą gatvėje, ar po vieną, ar po 2, ar vienam mikrorajone, ar turėti mobilias komandas vienam mieste. Tai tų formų iš tiesų yra labai daug aplink pasaulį, nežinant jų, galbūt ir aišku, kultūrinius kontekstus ir miesto. Tai pirmiausia, tikrai to tokio palaikymo ir galbūt šiek tiek tokio ieškojimo už paraščių įvairaus veikimo arba kaip pasiekti tam tikrus jaunus žmonės, nes dabar, pavyzdžiui, irgi dažnai mes būtent jaunų žmonių nebesutinkame gatvėje, ir tas, aš manau, kad irgi yra įtakota COVID, kaip pasiekmė, kad dažnai mums reikia ieškoti arba pamatyti tos žmonės, kurie mes dažnai nebesutinkam. Ir tas pirmas kontaktas nebūtinai užsimeska gyvas ir gatvė, tarsi, kad ta realybė nuolat yra kintanti. Ir manau, kad vienas iš tų tokių esminių yra tokio gatvės, savo kaip gatvės darbuotojų identiteto stiprinimas, nes tikrai tu atsiduri šalia įvairių darbuotojų, žmonių, įvairių sričių, ne tik, pavyzdžiui, su jaunimo, kurie dirba su priklausomybę patiriančiais, benamystę išgyvenančiais žmonėmis ir tokio savo identiteto kūrimas, aš manau, ir suvokimas irgi labai svarbus. Ir tuo pačiu dabar tikrai yra daug tokių, kaip paruošti, kai jūs klausėte apie tai, ar sunku rasti, tai aš manau, kad vienas irgi iš tokių svarbių yra momento, kad kai randame tos darbuotojus, kaip juos paruošti, eiti į gatvę, dirbti su jaunuoliais, jų laiko praleidimo vietos, tai dabar tikrai daug tokių atsiranda galimybių, kurias mes irgi labai kviečiam ir visada įtraukiam savo tinklo narius jomis pasinaudoti. Dėkoju labai, Ugnė. Dabar vėl pasiklausysime muzikos, po jos trumpam nusikelsime į reporterio rubriką, pažvelgsime į kalėdinės naujienas ir tada tęsime pokalbį, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną svečiuojasi jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglė Došienė ir Ugnė Raščiūtė. Mes kalbame apie tai, kaip Lietuvoje gerėja jaunuoliams teikiama pagalba ir kaip keičiasi darbas su jaunimu gatvėje, kuris, kaip mane pataisė Eglė, jau vyko nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Eglė, tad ir norėčiau jūsų paprašyti pažvelgti į visą šį darbą, kokį pokytį jūs įžvelgėte, kai kalbame apie darbą su jaunimu gatvėje ir kas jūs labiausiai motyvuoja šį darbą tęsti? Aš gal kalbėsiu iš agentūros pusės, nes agentūra kaip čia 2 kryptim palaiko šitą darbą su jaunimu formą. Tai pirmiausia yra skelbdama finansavimo konkursą
suteikdama galimybę organizacijom gauti finansavimą savo veiklų vykdymui. Antra, tai yra palaikydama tą jau minėtą Ugnės gatvės darbuotojų tinklą, organizuodama jiem, jeigu yra galimybė mokymus arba tinklo susitikimus, mes čia taip vadinam, kur suvažiuoja darbuotojai ir kalba jiem aktualiom temom. Turbūt dar ir trečias toks, neturbūt, bet tikrai yra dar trečia linija, kur bendradarbiaujam, kontaktuojam kartu su savivaldybėm, kuriuose yra vykdoma šita darbo su jaunimu forma, tam, kad jos irgi skirtų finansavimą, nes turbūt nepaslaptis viskas vis tiek daug dalykų atsimuša į finansinius dalykus. Kaip šita forma kinto mano akimis, tai man labai gražus buvo jos pokytis dėl to, kad jinai kilo, kaip mes sakom, tokį tą terminą vartojam tarpusavėj iš apačios. Tai realiai iš poreikio. Tai nebuvo nuleista iš viršaus, iš valdžios institucijų, tai buvo organizacijos darbuotojų pastebėtas poreikis ją auginti, kurti. Tai nuo vienos organizacijos ir nuo Vilniaus miesto savivaldybės tikrai didžiulio indėlio investicijos pabandant pažiūrėti, ar tikrai reikia tokios formos. Šita forma jau yra pripažinta įstatymiškai, jinai yra ir įtraukta į jaunimo politikos pagrindų įstatymą. Šita forma turi savo aprašą, yra išleisti jai net 2 metodiniai leidiniai. Ir realiai nuo vienos organizacijos jinai išaugo, ką aš sakiau, į 6 miestus. Vilnius, aišku, yra gausiausiai, bet kiek žinau, kitais metais ir Kaunas bandys vytis su komandų skaičiumi Vilnių, kad irgi turėtų, nes poreikis šitai formai yra. Ką Ugnė sakė, matosi, kaip keičiasi jaunų žmonių buvimo vietos. Aš pati, kai prisijungiau prie darbo gatvėje dar 2012, tai tikrai labai daug jaunų žmonių būdavo taip vadinamuose darželiuose, nes ir specifika miestų skiriasi. Pavyzdžiui, Klaipėdoje tuo metu labai daug jaunų žmonių būdavo darželių lauke, kur yra pastatytos pavėsinės. Tai tose pavėsinėse jie dažniausiai leisdavo laiką. Dabar darželiai užsidarė, kameras susidėjo, jauni žmonės nebegali ten būti. Kitos vietos, kaip kinta tas jaunų žmonių buvimo vietos, dabar girdžiu iš gatvės darbuotojų, kad pavyzdžiui, jauni žmonės nebegali būti ir mokyklų stadionuose, kurie tarsi yra atviri, bet 6 arba 8 valandą jie uždaromi ir jauni žmonės nebegali ten būti. Statomi didžiuosiuose miestuose nauji mikrorajonai, jie visi yra aptverti tvorom. Tai vis tokio daugiau visuomenė sukuria tam tikrų barjerų jauniems žmonėms, kurie galėtų būti. Ir tada gatvės darbuotojai irgi turi taikytis prie jaunų žmonių buvimo vietų, nes po COVID tikrai labai sunku yra jaunus žmonės bendrai, ne tik gatvės darbuotojams, bet bendrai ištraukti, čia taip tarmiškai sakysiu, iš namų erdvės. Nes jiem yra saugiau būti namie, jie labiau nori būti namie, įprato tai būti. Ir juos ištraukti į kiemą, mes net juokiamės, kad gal būtų gerai organizuoti akcijas išeik į kiemą, atvažiuoti į kokią nors, nežinau, kokią teritoriją ir sakyti, jaunas žmogus, eik į kiemą ir būk kieme. Tai tie poreikiai jie labai, labai greitai kinta. Ir gatvės darbuotojai yra būtent, man atrodo, tie pagrindiniai, kurie tą poreikį patys pirmiausiai ir pamato ir turi galimybę prie to poreikio greičiausiai prisitaikyti. Beprotiškai įdomu, mūsų laida priartėjo prie pačios pabaigos. Ugne, jūsų paskutinės mintis, ką jūs svarbiausia norėtumėt pasakyti ir galbūt tiems jauniems žmonėms, kurie leidžia laiką gatvėje arba jau dingo iš tos gatvės. Šiaip linkiu visiems, darbo su jaunimo lauke dirbančiais kolegomis pakviesti ir šiaip dažniau išeiti į gatves, į kiemus, ar jie dirbtų atviram jaunimo centre arba kažkokiuose kitose centruose, nes man atrodo, kad tas visada labai padeda. Šiaip yra smagu pajusti tą ritmą, kuo gyvena jauni žmonės ir šiek tiek apsidairyti ir pabūti tos bendruomenės dalimi, o jauniems žmonėms. Tai aš noriu palinkėti kažkaip, kad jiems irgi pasisektų sutikti gatvės darbuotojų, ar kitų darbuotojų, su kuriais jie kažkaip galėtų jausti saugiai, atvirai ir kažkaip man tokia ir žinutė ir gal šiaip mums, kaip visuomenės nariam, tai ką Eglė sakė apie tas tvoras, tai būti šiek tiek jautresniems tiems jauniems žmonėms, nes dažnai tikrai mes esam kažkaip linkę juos nurašyti, paauglius, jaunuolius, nuolat iš jų kažko tikimės, dedame superinius lūkesčius, nežinau, kai jie turi tyliau kalbėti, garsiai nesiklausyti muzikos
autobuse. Tai kažkaip linkiu ir mums visiems būti kažkaip jautresniems, ne, ir dažnai paklausti jauno žmogaus arba leisti jam pasiklausyti tą muziką, ne, arba kažkaip pagarbiai irgi juos reaguoti ir jie tikrai girdi, jie tikrai jaučia ir mato. Tai kažkaip linkiu mums visiems, ne, būti atviresniems ir pirmiau klausti ir išgirsti, o nebūtinai siūlyti iškart savo nuomonę arba savo primetamus įsivaizdavimus. Ačiū labai, Ugnė, labai gražus palinkėjimas, tikrai linkiu ir ne tik jaunus žmonės apskritai vieni kitus matyti, girdėti ir išeiti į gatvę, iš tikrųjų, mažiau sėdėkime prie kompiuterių, išeikime į gatvę. Pas mus laidoje šiandien svečiavosi Jaunimo reikalų agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Dašienė, taip pat socialinė darbuotoja Ugnė Rašiūtė. Dėkojame visiems, kurie laiką leidote kartu su mumis ir primename, kad aklame pasimatyme jūs laukiame trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. Taip pat, jeigu užsuktumėte į YouTube kanalą Aklas pasimatymas, ten galėtumėte rasti visus mūsų laidos įrašus ir kviečiame užsukti taip pat į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas ir ten su mumis bendrauti. Dėkojame laidos rėmėjams, spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui. Šią laidą rengė redaktorė Lina Žaltauskaitė ir garso režisierius Gintautas Gečas, o aš Irma Jokštytė Stanevičienė su jumis jau atsisveikinu, lauksiu kitame aklame pasimatyme. Viso geriausio.